Žinai, čia tikrai pažangiausias nešiojamasis kompiuteris, kokį Apple kada tik sukūrė. Praeitą savaitę buvo pristatyti naujausi Mac kompiuteriai su itin galingais M4 šeimos lustais. Mac Mini, iMac ir turbūt laukiamiausia naujiena MacBook Pro. Na, o šiandien aš Lukas iš Apple autorizuotos parduotuvės iStore pirmasis išpakuosiu mažytį galingąjį Mac Mini ir patį pažangiausią nešiojamąjį MacBook Pro kompiuterį. Nuo kurio ir pradėsiu. Tai ką, pasiruošę? Važiuojam! Ne veltui yra pasakyta, kad svarbiausia tai, kas slypi viduje. Kompiuterio širdyje esantis itin galingas M4 lustas – tikras greičio monstras. Todėl su MacBook Pro naršyti, dirbti prie vairiausių projektų, susiskambinti su artimaisiais ir kolegomis vaizdo skambučiais, tobulai išliekant centre, ar tiesiog pasinerti į mėgstamiausią žaidimo istoriją bus viena didelė sklandi patirtis. Pasirengus M4 Pro lustą, jūsų lauks dar didesnė galia sunkesnėms užduotims, kaip programavimas ar grafikos dizainas. Na, o M4 Max tai jau aukščiausias lygis, skirtas tiems, kuriems reikia apdoroti sudėtingiausius 3D projektus, ar redaguoti, montuoti bei kurti muziką, filmus ar kitą aukščiausios kokybės meną. Kad ir ką panorėsite daryti ar sukurti, šis kompiuteris ne tik išpildys, bet ir viršys visus jūsų lūkesčius. Vienas žodis apie bateriją – para. Tikrai taip, net iki 24 valandų baterijos veikimo laikas pasotins net ir patį alkaniausią kūrėją. Tai reiškia, kad vienu pilnu krovimu su kompiuteriu galėsite kurti visą dieną gamtoje, atrašyti į laiškus kavinėje ir dar net peržiūrėti naujas serialo serijas keliaujant. Ir jūs vis tiek dar turėsite pakankamai energijos. Pereiti iš saulėtusios terasos į tamsiausią studiją bus lengviau nei bet kada anksčiau. Dviejų dydžių, tiek 14, tiek 16 colių MacBook Pro kompiuterių ekranas su ProMotion technologija padės gražiausius vaizdus pamatyti visiškai naujomis spalvomis. Itin ryškiai ir preciziškai. Ar redaguosite nuotraukas, ar žiūrėsite podcastą, ar žaisite kompiuterinius žaidimus, spalvos ir detalės čia atrodys gyvai, o ryškumas tikrai privers sustoti, pasigrožėti. Kalbant apie jungtis, naujasis MacBook Pro turi viską, ko tik gali prireikti. Platus jungčių pasirinkimas tiks ir plačiausius poreikius turintiems vartotojams. Prijunkite išorinius monitorius, fotoaparatą, ausines ar bet ką, ko jums tik gali prireikti darbui, laisvalaikiui ir kūrybai. Viskas veiks nepriekaištingai. Ir žinoma, visos pagrindinės programos kaip Microsoft Office ar Adobe programų paketas. Veikia sparčiai ir be jokių trikdžių. Jauskitės ramiai ir saugiai, nes Mac kompiuteris turi patikimą apsaugą nuo virusų ir kenkėjiškų programų. O jei kompiuterį kažkur paliksite, Find My programėlė jums greitai padės jį surasti. Jei patinka naudoti savo iPhone, tikrai pamilsite ir Mac. Šie renginiai dirba kaip magija kartu. Viską, ką matote savo iPhone, galite peržiūrėti, valdyti ir užbaigti tiesiai su Mac dėl iPhone Mirroring funkcijos. Lengvai nukopijuokite tekstą, nuotraukas ar vaizdo įrašus viename renginyje ir įklijuokite kitam, naudodami Universal Clipboard. O su AirDrop dalinkitės nuotraukomis, dideliais failais, belaidžių būdų tarp iPhone, Mac ir kitų Apple įrenginių. Wi-Fi ryšio nereikės. Mac ir iPhone tiesiog geriau kartu. Taigi tiek sudėtingiausiam darbui, tiek vaizduoti išlaisvinančiai kūrybai, šis MacBook Pro pasiruošęs atlikti bet kokias jam paskirtas užduotis. Susipažinkite su naujuoju Mac Mini. Dar mažesnis, vos 12,7 cm ilgio ir pločio, bet dar galingesnis. Su M4 ir stebinančios jėgos M4 Pro lustu galėsite dirbti ir kurti be jokių ribų. Redaguoti 4K vaizdo įrašus, projektuoti 3D modelius ar transliuoti savo podcastą tiesiai iš namų. Nesvarbu, ar ruošite prezentaciją, kuris stebins jūsų klientus, ar mokysitės muzikos kompozicijos, šis mažylis viską atliks greitai ir sklandžiai. Naujasis Mac Mini su Thunderbolt 5 jungtimis užtikrins greitesnį duomenų perdavimą, o su pirmą kartą priekyje įmontuotomis USB-C jungtimis jungtis bus dar patogiau. Taigi apie tiek ir dar daugiau yra naujasis MacBook Pro ir Mac Mini su M4 šeimos lustais. Didžiulė pažanga ir standartus laužančios galimybės. Šios kompiuterius rasite jau šiandien iStore parduotuvėje. Ačiū, kad žiūrėjote.